Taigi, sveiki. Šiandieną norėčiau pakalbėti, kaip jau supratote iš pačios pradžios, apie Gmail elektroninį paštą. Tai būtent apie tai, kad kartais būna taip, jog mūsų pasiūstas failas, archyvas nepasiekia adresato. Gal pabandykime pažiūrėti. Aš čia turiu padaręs tokią savo pašto nuotraukėlę. Būtų, daleiskim, toksai pranešimas, ar ne? Jeigu mes jį pasižiūrėtume, čia yra padarytas toks kaip ir mašininis vertimas, pabandysiu aš truputį padidinti. Rašoma, kad nepavyko visam laikui ir visa kita, ir bla 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 bla. Aš sakyčiau, kad nieko panašaus. Nieko panašaus. Mes dabar pažiūrėsime, kaip tą viską būtų galima padaryti. Taigi, šiam dalykui aš naudoju diskų rašymo programą Burn Avaria, tai yra susikurti ISO failą, ne archyvą. Kaip daleiskime, jeigu pas mane yra padarytas ruošinukas jau toksai, ar ne, ir daleiskime, jeigu mes padarysime iš šio archyvą, ar ne, tai gali būti taip, kad šitas archyvas adresato nepasieks. Nepasieks adresato. Meta mes jį velniop. Vadinasi, mums jisai netinka. Jisai mums netinka. Ką tokiu atveju daryti? Kaip minėjau, susikurti ISO. Iš tų pačių failiukų atidarysiu, gal parodysiu iš didesnių. Matome, kad čia yra nuotraukų, yra programų pora, yra dokumentų pora. Ir šitą viską mes pabandysime sudėti į archyvą. Dabar šitą aš klik. Tam aš naudoju gana patogią programą, tai būtų Burn Avaria Free, tai yra diskų rašymo programa, su iš tikrųjų man buvo patogu dirbti, nors daugelis diskų rašymo programų ir kuria ISO failus, bet su šita dirbti iš tikrųjų yra malonu ir ganėtinai patogu. Taigi aš turiu paruošęs jau interneto naršyklę, matome pavadinimą, daleiskim čionais, ar ne, ir keliauname į programos svetainę. Pumpt. O čia yra mūsų programos svetainė, ar ne? Einame į atsiuntimus. Ir ką mes dabar čionai siūsimės? Ogi, siūsimės štai šitą variantą. Šitą variantą. Free variantą, laisvą nemokamą variantą. Nes jeigu siūsimės, daleisime, šitą, mes matome, kad jį duoda pabandymui 10 dienų, plus jisai yra mokamas. Jeigu siūsimės šitą variantą, taip pat yra bandomas versija 10 dienų ir po to jį reikia pirkti. Tad siunčiamės variantą štai šitą. Štai šitą variantą. Laisvą nemokamą. Ir spaudžiame siųstis. Klikt. Baigt. Maigt. Prašau. Parsisiunčiame programėlę mes. Keletą sekundžių. Pasižiūrime mūsų atsiuntimo eigą. Viskas malonu. Mes jau programėlę gavome. Išsivalau aš kaip visą laiką ir užsidarome interneto naršyklę. Atsiuntimuose mes jau jį turime, šitą programėlę. Štai čia. Aišku, aš jos dabar nedėksiu, nes kaip matėte pas mane tenai jau čia yra įdiegta. Įsidėgiame ir tada pabandysime dirbti. Turi keleto kalbų palaikymą. Lietuvių kalbos neturi, turi
rusų kalbą, jeigu kam yra patogu, nu, arba angliškai. Štai šita programėlė. Burn Aware Free. Taip. Pasileidžiame dabar programą. Čia tuo pačiu mes įspręsime ir tą programėlę, kad nukeliautų mūsų archyvą, sakykime, ar ne? Vat, jeigu nepasiekė adresato. Ir tuo pačiu išmoksime susikurti ISO failą. Kaip matom, funkcijų turi ganėtinai daug programa, kiek diskų rašymo darimo, tiek specialiai ir audio, ir video, ir tyrinimai, viskas. Tačiau mums bus reikalinga tas skiltis, kur yra dirbama su atvaizdais. Būtent make ISO. Tai yra kurti ISO. Štai šitas. Kurti ISO. Nu ir ką, pabandysime mes dabar tą viską atlikti. Matome, pasispaudėme, matome lentelę, kad ISO, spaudžiame OK ir iškyla mums programos langas. Šitą mes dabar nusimesime pačion, programėlės aišku neuždarysime. Vat, dabar dirbsime mes su šitu langu. Kas dabar čia šitam langė yra? Šitam langė, va šitoje eilutėje, kur dabar matom, va mėlyną, aš pabandysiu parodyti, ar ne? Va čia va viršui, kairiam kampe. Vat. Šitą pavadinimą, čia dabar yra duoti skaičiai, bet šitą pavadinimą mes galime nutrinti, perrašyti, ar ne? Ir šitas pavadinimas bus, jeigu mes daleiskim įrašysime šitą ISO į kompaktinį diską ir kai įdėsime į CD-rumą, matys šitą mūsų pavadinimą. Aš dabar jį taip ir pavadinsiu, kaip nors panašiai, bet kad ir skirtųsi nuo galutinio varianto. Tai būtų proba ir gal pažymėsiu, kad proba 1. Tai būtų truputį skirsis, ar ne? Pavadinsime šitai. Dabar kaip mums susikelti tuos, sakykime, failiukus? Mes galime eiti į pridėti failės, pridėti failų ir eiti tam tikrų kelių, bet jeigu mums tas yra sudėtinga, ar ne? Na, vat, aš dabar šitą langą gal išeisiu iš šito lango. Na, vat, parodysiu, kaip būtų paprasčiau. Sakykime, mes turim vat, savo papkutę, kažkur tai savo failiukus, ten ar C diske, ar D diske, kaip pas ką yra padaryta. Atsidarome mes tą papkę pasiruoštą, ar ne, tą, ką mes norėtume išsiųsti, susidėti. Paprasčiausiai susižymime šitus failus, pasižymime, paimame juos ir nunešime į programos langą ir paleidžiame. Prašau, visi failai jau čia pas mus yra. Dabar kas yra toliau su šitų langu? Kadangi šitas mūsų failai užėmė iš tikrųjų vietos nedaug, kad netgi pažiūrėsime nepilnė 8 MB, 4,80, ar ne? Vat. Tai mums užtektų, va žiūrime apačioje kairiame kampe. Disko CD varianto būtų iki 650 MB. Mums užtektų tokio varianto, ar ne? Tačiau jeigu mūsų būtų didesnis, programa yra ganėtinai galinga. Pasižiūrime, ką mes čia turime. Galime sukurti ISO failą Blu-ray iki XL iki 100 GB. Tai yra velnioniškai daug. Iš tikrųjų yra velnioniškai daug. Daleiskime, jeigu mūsų šitie failiukai užimtų bent kokius, nežinau, 680 MB daleiskime, ne? Tai mums tada programa neduos sukurti tokio ISO. Mes pasirinkame šitas diskelis pakeis spalvą tada, ar ne? Tada mes, jeigu, sakykime, kaip sakau, kokie 680 MB, tada pasirinkame variantą 700 MB CD. Ir tada puikiai mums viskas susikurs. Dabar grįšiu galbūt į pradinį vėlgi. Ir kadangi mes jau turime susidėtus failus, turime, vat, kaip matome, čia pavadinimą, kurį matys CD-rumas, ar ne? Vat. Tai mums reikia sukurti ISO failą. Spaudžiame make, tai yra kurti, iškyla mums sekantis langelis. Ką mes dabar darysime šitame langelį? Šitame langelėje mes jau, kad mums bus ISO failas kuriamas, jau mes šitą matome, nieko nereikia, tačiau mums reikia duoti failo pavadinimą. Šitas failo pavadinimas bus taip, kaip mes išsaugosime. Tai dabar vėlgi rašysiu analogiškai, daleiskim, proba ir galbūt parašysiu 2.
Tai šitas pavadinimas būtų taip, kaip mes jį išsaugosime. Jeigu šitas pirmas buvo proba 1, takamas jis uždėtas diskas CD-rumą, jo, tai šitą mes matysime taip, kaip mes jį išsaugosime. Ir kad toli mums nevažiuoti, po to neieškoti, aš pasižymėsiu, kad išsaugoti darbastalį, aišku, mes jį turėsim maždaug po šitoj vietoj darbastalyje, kur mano rodiklelė dabar daleiskim, ar ne? Vat. Nu ir ką, kadangi mes jau viską esam padarę, pasirinkom, kur išsaugoti, turime pavadinimą, žinome, kad bus ISO failas, spaudžiame knopkytę Save, išsaugoti. Spaudžiame Save. Pliumts ir viskas. Kadangi failų dydis nebuvo didelis, viskas buvo atlikta greitai. Vat, užsidarome tada šitą langą. Užsidarome pagrindinį programos langą. Ir vat mūsų sukurtas ISO. Va štai mūsų sukurtas ISO. Kaip ir sakiau, failo proba 2, tai yra taip, kaip mes jį išsaugom, kaip pavadiname. Prieš tai, kur šiekiau buvo proba 1, tai būtų, jeigu mes jį įrašysime į kompaktą ir dėsime į CD-rumą, jį matys kaip proba 1. Tačiau tikriausiai atsiras klausimų, tai dabar čia reikės rašyti ISO, tuos failus, rašyti kompaktus, visą kitą, gal kas naudojasi Diamond Tools Lite programa disko emuliatorių. Vat, vėl sakys, prasidės vargo vakarienė. Pasakysiu taip, nieko panašaus. Kiekvienas mes naudojamės archyvavimo programos. Aš siūlyčiau šitam dalykui, siūlyčiau 7-zip archyvavimo programą. Šią parodysiu, pas mane yra, sakykime, įdiegta, vat štai šita programėlė. 7-zip. Vat. Tada mes iš kontekstinio meniu pasispaudžiame dešinį pelės klavišų. Iš kontekstinio meniu, jeigu mes norime pasižiūrėti, ir pasižiūrime, daleiskim, ar ne, atverti archyvą. Pumts, pasižiūrime, ką mes čia turim. Va čia mūsų tie visi sudėti failiukai, ar ne? Va ir galime įdomumo dėlį pasižiūrėti. Va, prašau, automobilis, ar ne? Daleiskim, dokumentas. Va dokumentas, aš gal kiek padidinsiu. Va dokumentas yra mūsų, ar ne? Čia yra PDF dokumentas. Viskas šitas gavosi kuo puikiausiai. Tačiau yra dabar pora variantų. Aš gal atsiuntimų papkę išvalysiu tą programėlę, nes mums jinai dabar jau nebereikalinga. Kad jinai būtų tuščia. Vat, ar ne? Šledėdžiu už tą patį įsivaliu. Kad jinai būtų tuščia. Vat parodysiu, kad jinai iš tikrųjų yra tuščia, ar ne? Dabar yra koks dalykas. Kaip mes galime tą viską padaryti, išimti tuos failus, jeigu daleiskim mums iš archyvo iš ISO mums daleiskim jie nepasileidžia, ar ne? Paprasčiausiai pasispaudžiame dešinį pelės klavišų ir pasispaudžiame, kad atverti archyvą. Oi, aš dabar ne tą paspaudžiu. Atsiprašau. Greitai išeinu. Pasispausime, kad atverti archyvą. Vat. Tai būtų, sakykime, pirmas būdas, ar ne? Susižymime šitus visus failiukus, tą, ką mes sudėjome, kiek čia jų 6 failai, ar ne? Susižymime, pasispaudžiame dešinę pelės klavišų ir yra kontekstinė meniu punktas, eilutė, kopijuoti į. Pasirinkame šitą punktą. Matome, mums duoda kelią, tipo, kad į darbastalį. Bet jeigu mes čia dėsime į darbastalį, ne, kažkur tai mums tų keletas failų mums užkraus tą visą darbastalį, pusę darbastalio dar užims. Tada mes pasirinkame su šita knopkytė, pasirinkame kelią, kur mes juos norime nukopijuoti, kur mes juos norime išsaugoti tuos failiukus. Tad spaudžiame šitą knopkytę, einame į savo dokumentus, kaip sakiau, atsiuntimų papkę aš atlaisvinau, pasirinkame atsiuntimai ir spaudžiame OK. Vat mes dabar turime naują kelią į atsiuntimus. Ir spaudžiame gerai. Paspaudžiame knopkytę gerai. Viskas. Jau jie tenais. Užsidarau šitą archyvuką dabar ISO failo ir atsidarau. Vat prašau, matome. Visi tie mūsų failiukai yra, ar ne? Daleiskim ir nuotraukėlių porą, ir programų porą, ir dokumentų porą. Ar ne?
Tai būtų vienas būdas. Dabar aš šitą viską vėlgi išvalysiu, parodysiu kitą būdą. Iššalinti. Vėlgi pas mus atsiuntimų papkė tuščia. Nu, aš dabar dirbu atsiuntimų papkė. Jūs susikūrėt, kad su kur jums patogu, kur jūs norite išsaugoti. Čia visiškai neturi reikšmės. Aš paprasčiausiai dirbu kaip pavyzdį. Na, va. Papkė vėlgi atsiuntimų mūsų yra tuščia. Dabar ir kad neklaidint toliau, kad sakys, kad kažką ne taip, išsivalau ir šiukšliadėžį. Ne? Įsivalau šiukšliadėžį, parodo, kad yra tuščia. Dabar dar yra antras variantas. Daleisim išskleisti failus archyvą. Šitą ISO mes galime išskleisti su 7zip programa kaip archyvą. Nes programa iš tikrųjų yra gera, daug turi funkcijų, didelį turi kalbų palaikymą, tame tarpe ir lietuvių. Va, taip, kad dabar išskleisime grinai kaip archyvą. Vėlgi spaudžiame dešes klavišų pelytės ir pasirinkame, einame į 7zip, ar ne, ir pasirinkame išskleisti failus. Išskleisti failus. Vėlgi, išskleisti failus. Pasirinkome. Dabar mūsų klausia vėlgi, rodo, kad kažkur tai darbastaliai, proba 2 ir viskas. Bet vėlgi mes galbūt norime kažkur kitur. Sakau, kažkur galite ir papkytę pasidaryti, ar visą kitą. Arba kažkokią tai atsarginę papkę pasidaryti, kad jeigu kažkas netiks, kad pašalinti. Tai vėlgi analogiškai pasirinkome, pirmai buvo kopijuoti, o dabar išskleisti, tipo išarchyvuoti, ar ne? Vėlgi pasirinkame, kur mes eisime, kur aš noriu jas išsaugoti. Vėlgi eisiu į tą pačią atsiuntimų papkę, kad, kaip sakiau, kad pas mus yra, parodysiu, pas mus yra tuščia, kad iš tikrųjų nėra jokios apgaulės. Atsiuntimų papkutė, ar ne, pasirinkom ir spaudžiame OK. Vėlgi pasikeitė mūsų kelias nurodytas, kur mes išskleisime tuos failus archyvų, kaip archyvą, ne, ir paspaudžiame gerai. Viskas. Sakau, kada failų nėra daug. Vat, prašau, vėlgi tie patys mūsų visi failiukai iš šito ISO. Vienu žodžiu, mes galime kiek iškopijuoti failus, arba vieną, arba visus, arba keletą failų. Antras variantas – išarchyvuoti cilai archyvą į savo pasirinktą vietą, pagal nurodytą kelią. Vat. Taip, kad matote, viskas kuo puikiausiai dirba. Nu ir dabar galime galų gale pasižiūrėti, ar čia pas mus viskas kaip ir dirba. Ne? Kaip sakiau, vat, yra pora nuotraukėlių. Pora nuotraukų yra, arba telefonų. Yra pora programų. Čia, ar ne. Yra pora dokumentų. Vienas rašytinis yra dokumentas, antras dokumentas yra PDF dokumentas. Taip, kad viską mes pažiūrėsime, kaip čia pas mus viskas dirba. Daleiskim, jeigu mes norime pasižiūrėti nuotraukos, nu, vat, ir pažiūrėsim, kad tai iš tikrųjų rodo. Vat, prašau vieną nuotraukėlę, prašau kitą nuotraukėlę. Vat. Viskas kuo puikiausia, ar ne? Daleiskime programą, kokią daleiskim pasileiskite, čia yra diegimas WinRAR archyvatorius. Vat. Vėlgi viskas kuo puikiausiai įdiegti ir vėl viską mes nuvažiuojame. Toliau dokumentai. Dokumentai. Vat pirmai žiūrėjom PDF-iką, nu vat pasižiūrėsime. Vat prašau, tas mūsų PDF dokumentas. Ar ne? Vat. Taip, kad čia viskas kuo puikiausiai gaunasi. PDF dokumentas. Nu ir pabaigai dar parodysiu rašytinį dokumentą. Specialiai aš jį parašiau. Vat. Kaip matot, viskas gaunasi gerai. Vat, prašau. Ir rašytinis dokumentas. Vienu žodžiu viskas dirba. Taigi, apibendrinant, aš norėčiau dabar pasakyti tai, kad su Gmail elektroniniu paštu iš tikrųjų galima susidraugauti. Kaip matote, jeigu jūsų archyvo pasiųsto adresatas negavo, tai galima jį sukurti į ISO failą ir tikrai gaus, nes pabandymui aš specialiai bandžiau tuos pačius failus, siunčiau kaip ISO, archyvų nenuėjo, bandžiau archyvo keisti ir formatą archyvo ten, ir archyvavimo programas keisti. Nu, niekas nesigavo. Tačiau sukūrus ISO, 2 kartus siunčiau ir 2 kartus adresatą gavo. Tik tai noriu priminti dar vieną dalyką. Kas naudojasi Gmail elektroniniu paštu, žinom, kad failą
vieno failo dydis gali būti nedidesnis kaip 25 MB. Bet vėlgi nėra nieko baisaus, jeigu pas mus daleiskim gautųsi šitas ISO daleiskim kokie 100 MB, 600 MB, galų gale 4-5 GB, nieko baisaus. Kas naudojasi, žino, kad tada šitą failas bus keliamas per Google diską Gmail pašto ir viską adresatas gaus. Vat. Nes Google diskas, jeigu kas naudoja arba pasiguglinus galite įsitikinti ir pasižiūrėti, kad Google diskas laisvos vietos naudojimui nemokamai duoda iki 15 GB. Tai vėlgi yra ganėtinai pakankamai, ganėtinai daug. Taip, kad matot, problemėlę šitą galima išspręsti. Pasižiūrėjome, kad kaip išspręsti Gmail programą, jeigu negavo adresato, jeigu pas jūs iškylas, gavot pranešimą, kad jūsų siūstas failas nenuėjo. Ir tuo pačiu pasižiūrėjome ir galbūt išmokome, gal kam bus naudinga, kaip susikurti nesudėtingą ISO su Burn Avariya Free programą. Taip, kad gero darbo, dirbkite, nebijokite, tikrai šitas dalykas pasiteisino, pasbandžiau, už tai ir nusprendžiau pasidalinti ir parodyti šitame video. Taip, kad gero darbo, viso sėkmės.